kadangi mano video apie tai, kaip išmetė iš darbo, tai džiaukitės, nes turite galimybę dirbti su nekilnojamu turtu, susilaukia labai daug dėmesio ir daug žmonių labai komentuoja, rašo, skambina, tiesiog visiems domina, visi nori. Esmė tokia, kad tokio kiekio aš apdoroti negaliu, todėl yra ruošiamas klausimynas. Po to pristatysiu aš tą klausimyną. Aišku, telefono numerius siūskite man, aš juos susirašysiu ir jums paskambinsim. Išsiaiškinsim, ar esate tinkami, nes su vienu pakalbėjau netoli valandos laiko. Kalbėjau su vienu žmogum. Labai susidomėjęs, jam labai įdomu. Ir tiesiog daug informacijos jam reikia apdoroti, tai jisai apsispręs ir paskambins. Bet aš negaliu su visais pakalbėti valandą laiko ar panašiai, tai dėl to mes nušlifuosime klausimyną, kuris bus raktinis, išsiaiškinti, ar tas žmogus yra tinkamas šitam darbui, ar jisai pasiruošęs dirbti. Nes kitas buvo paskambino, sako, ai, algos nemokat, ai, tai viso gero. Tie, kurie tikisi algos, viso gero, nereikia mums tokių. Čia už rezultatą yra mokama. Man skambina kita linija, sekit, kam dėl darbo reikia, tai rašykite SMS arba skambinkit man. Iki.